O dabar, ponios ir ponai, 2015 metų Kinfo apdovanojimai pristato aktorius, nuolatinius Oskariukų nominantus, bei padėkų sakytojus, Joko Prašaras meistrus, bei žinoma šio renginio vedėjus Lauryną Anuškevičių ir Simoną Storpirštį. Ačiū, čia taip netikėtai. Atsiprašau. Atgal dabar, jo. Vėl. Atsiprašau. O, jūs dar čia. Atsiprašau, jūs vis dar čia. Atsiprašau. Viskas, paplokit, aš nespėjau nueiti. Jisai daug greitesnis. Labas vakaras. Scenarijus. Kiekvieną kartą atėjęs į kino teatrą patiri kažką naujo. Kiekvienas pirmas kartas yra persmelktas tokio malonaus jaudulio ir patyrimo džiaugsmo. Pavyzdžiui, faktas, kad Simonas šįvakar pirmas iki dėvi varlytę. Tačiau pakalbėkim, kokie buvo 2014 lietuviško kino pasaulyje. Šie metai buvo tikrai ypatingi. Tiek daug pirmųjų kartų kino mylėtojai nebuvo patyrę jau seniai. Pavyzdžiui, filmas Redirected už Lietuvą šiais metais buvo išleistas netgi 2 kartus ir tapo pelningiausiu 2014 metų lietuviškų filmų. Pirmą kartą Lietuvoje filmas buvo pastatytas ne su scenarijumi, o su scenarijaus idėja. Ir taip, paplojam. Dar tik pradžia, po to jau tingėsis plot, iš pradžių paplojam už pasiekimus. Šiais metais pirmą kartą ne televizijos ekrane, bet didžiajame kino ekrane mes galėjome išvysti specialųjį korespondentą Gustavą. Oh yeah. Žiūrovus kino salėse širpino pirmasis lietuviškas siaubo filmas. Šiemet Lietuvoje išleista 50 filmų. Tokių skaičių mūsų mažoje Lietuvoje dar niekas nėra regėjęs. Tai už tai irgi mums reikėtų vieni kitiem paploti, ir kūrėjam, ir aktoriam, operatoriam, scenaristam ir visiems kitiem, kurie prisideda prie filmų kūrimo. Tačiau gana faktų. Kurkime istoriją šiandien, čia ir dabar. Atėjo metas išsiaiškinti, kas yra verti geriausiųjų vardo. Pradedame 2015 metų Kinfo apdovanojimus!